pirmasis rungtynės? Aš manau, kad pirmosios rungtynės yra savotiškai svarbios. Jos parodo, kaip komanda yra pasiruošusi čempionatui ir aš manau, kad jos vaidina ir lemiamą vaidmenį. Kaip dažnai būna, kaip pradedi rungtynės, sužaidė pirmas rungtynės, taip klostosi ir čempionatas. Manau, kad vaikinai supranta šių rungtynių svarbą ir jie iš tikrųjų yra nusiteikę ir kovos iš paskutinių atiduodama visas jėgas ir parodys tą, kiek yra šiai dienai pasiruošę. Prieš pirmą dvikovą daugiau džiaugsmo ar daugiau rūpesčio? Lygiai. Ir džiaugsmo ir rūpesčio, bet aš džiaugtis daugiau linkęs po rungtynių, po iškovotos pergalės. Dabar yra daugiau rūpesčių, bet tai rūpesčiai darbiniai, kurie be jų negali būti ir varžybų, negali būti ir pergalių, ir pralaimėjimų. Kur manot stipriausias pusės, kas galėtų lemti šią pergalę? Manau, nemažą vaidmenį vaidins savo aikštė, savi fanai. Manau, kad žaidėjų nusiteikimas, tų pirmų rungtynių svarba taip pat lems, daug ką lems. O kad žaidėjai tai supras, kad jie tai padarys, aš beveik nebejoju.